įvykdėm planus, pataikėm gerai, o antros rungtynės matys žaidėjų ir susikaustimas, ir nerimas, baimė. To pasakoju, kad sunkus buvo finalas, yra sunku žaisti. Išvyko. Varžovas parodė vis tiek Kangalų savo, ką gali. Kaip vertinu, kovingai. Žiūrovai matė, kad atkakli kova vyko. Mes buvom biškį įsiveržę, po to vadovų persvėrė, bet mes pagalų gale laimėjom. Aš vertinu labai gerai, nes pradžiai pirmose treniruotėse net netikėjau, kad mes galim kažką daug nuveikti šį sezoną, kadangi komanda yra. Молодец! Labai dėkingi esam sirgaliam, kad čia rėmėjai suorganizavo autobusą, kadangi su mumis važiuot ir jautėmės palaikymą, kaip žaisdami namuose. Jų komanda yra įdomi, kadangi jie neturi tokių skirtinių centrų kažkokių, kad būtų ten žaisdama iš baudos aikštelė, jie yra vis kovingi, aktyviai ginasi, visi pataiko tritaškius, panašaus stilius kaip mūsų komanda. Ir gynybinė, ir paremta tritaškiais daugiau, ir žaidimų 2 prieš 2. Silpnesni buvom. Tikrai noriu pasveikinti varžovus, pelnytai nugalėjo ir Plungei, ir čia šiandieną. Turėjom mes šansų, bet jie tais momentais lemiamais jie buvo tikslesni, buvo aršesni turbūt kovoj ir tai jiems padėjo laimėti. Jie turi tos 2 vyresnius žaidėjus, Stropų ir Tamušauską, kurie tikrai įneša protingo to žaidimo, neleidžia siausti jauniems, turi jaunų gerų žaidėjų, kurie aktyviai žaidžia. Tai pasakyčiau, tokia geras lydinys, gerai subalansuota komanda. Ir yra patyrimo, ir yra gerų jaunų žaidėjų. Manau, tai padeda jiems ir padėjo laimėti pirmą vietą. Mes laikomės tos politikos, kad tik tai žaidžia mūsų studentai. Nors, aišku, regiono krepšinio lygoje tokio reikalavimo nėra. Kadangi išeisim į aukštesnę lygą, tai dar susėsim, galvosim, kaip čia gal reikės pasistiprinti kažko. Bet tai manau, kad stengsimės rinkti studentams ir suteikti galimybę studentams sportuoti ir žaisti. Šiaip vertinu finalinį etapą gan neblogai. Mes pasiekėm savo sezono tikslus, išėjom į tą aukštesnį divizioną. Tai kaip ir neblogai vertinčiau, bet šiaip kovojom, stengiamės. Plungiai, matome, buvo kiek stipresnė. Asmeniškai nelabai ten pavyko mums susiginti, bet šiaip gan vertinu neblogai ir pralošėm tikrai stipresnė komanda šiuo metu. Šiaip tikrai vertinu gerai, nes, kaip matome, nebuvome favoritai nei ketvirtfinalį, nei pusfinalį. Tai mums gal tai suteikia didesnių jėgų, motyvacijos žengti pirmyn, nugalėti ten, kautis prieš didesnius varžovus. Ir tai parodė, kad esame tikrai vieninga komanda, žaidžia pas mus ne individualistai, kaip matom, bet tikrai komanda. Visi per visą sezoną labai gerai susižaidė, visas kolektyvas draugiškas, taip pat puikiai treneriai atidirbo savo darbą, tai tiek, matome, finišo tiesioje išėjome į antrą vietą, patį pasiekėm, tai neblogai, manyčiau.